Dabar atėjo laikas mezolitui. Mezolitas buvo antrasis akmens amžiaus laikotarpis. Mezolitas reiškia vidurinis akmens amžius. Iki to laiko kai kurie žmonės atsisakė klajokliško gyvenimo būdo ir pradėjo kurti nuolatines stovyklas prie vandens telkinių. Jie statydavo trobesius ir pastogės iš medinių karkasų arba karkasų iš gyvulių kaulų ir apdengdavo gyvūnų odomis. Mezolite buvo sukurti smulkesni akmeniniai įrankiai, tokie kaip strėlės ar ieties galvutės. Su jų pagalba medžioklė tapo daug lengvesnė. Taip pat kabliukų, harpūnų ir tinklų pagalba žmonės pradėjo žvejoti, o tyrinėjant vandens platybės atsirado pirmieji plaustai ir valtis. Būtent mezolito laikotarpiu žmonės pradėjo prijaukinti šunis. Šunys galėjo padėti medžioti, įspėti apie pavojų, suteikti šilumos ar paguodos.